žodžiu, reikia labai atsargiai kortelius, arba ten marškinėlius. Autorių teisių objektai yra kūriniai. Kūrinys pagal įstatymą yra laikomas tas objektas, kuris yra originalus, kūrybinės veiklos rezultatas mokslo meno srityje išreikštas objektyvia forma. Tam, kad būtų paprasčiau, tai tiesiog galima atsiversti autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą ir ten yra pateiktas visas sąrašas objektų, kas yra saugomas pagal autorių teisių įstatymą. Tai jeigu trumpai, tai yra literatūros kūriniai, muzikos kūriniai, dailės kūriniai, audiovizualiniai, vizualiniai kūriniai, na ir daugelis kitų kūrinių. Sąrašas tikrai yra netrumpas. Jeigu kūrinys yra originalus, jeigu tai yra literatūros mokslo meno srityje kūrinys, jeigu jis yra išreikštas objektyvia forma, tai jau yra tikėtina, kad jis yra saugomas autorių teisių įstatymo. Taip pat reikėtų žinoti, kas yra autorius, nes autoriaus teisės yra galiojančios 70 metų po autoriaus mirties. Pradedama skaičiuoti nuo kūrinio sukūrimo momento. Tai jeigu autoriaus teisės galioja, tai tas kūrinys jisai yra saugomas autorių teisių objektas. Jeigu kūrinys yra naudojamas viešai veiklai kažkokiai, tai ar komerciniais tikslais, neatsiklausus autoriaus, negavus autoriaus leidimo, tai jau yra pažeidimas. Jeigu yra naudojama ir nenurodomas autoriaus vardas pavardė prie kūrinio, tai jau yra neturtinių teisių pažeidimas. Jeigu yra kūrinys iškraipomas be leidimo, vėlgi yra pažeidimas. Tai tų pažeidimų yra begalės. Taisyklė yra paprasta. Jeigu naudoji ne savo kūrybos kūrinį, tai tu turi tiesiog atsiklausti, kaip tu jį gali naudoti, kiek tu jo gali naudoti ir ar sumokėti autorinį atlyginimą. Jeigu turite kažkokių tai klausimų dėl autorių teisių, dėl kūrinių tinkamo naudojimo, ar jeigu nežinote, ar autoriaus teisės galiojančios ar ne, visada galite parašyti į asociacijos Latga svetainę. Mes turime užklausų formą, tenai rasite, galite ją užpildyti ir atsiųsti mums klausimą, galite skambinti, visada mielai atsakysim.